Gavau štai tokią dėžutę paštu, dar jos nežiūrėjau. Ir dabar ją tiesiog atidarysiu jau. Čia prakirpau šonus, kad trumpiau užtrukčiau. Taigi atidarom. Wow! Žiūrėkite, koks gražutis atvirukas. Minkšti sveikinimai. Oho. Tai gal paskaitysiu. Gražinut, dar kartelį norėjau padėkoti už nuostabų laiką, kurį kartu praleidom. Sako, dovanos stiprina draugystę. Siunčiu tau savo kurtus ir pagamintus papuošaliukus. Tikiuosi patiks, žinau, galėtų ir labiau blizgėti, bet jau blizgesnių neradau. Jeigu nepatiks, sakyk, galiu pagal tave kažką suveikti, tiesiog bandžiau atspėti tavo stilių. Na, o tai, kas susukta popierėje, yra mano mamos didžiausias aistra. Norėjau tave palepinti, juk tu taip laiko neturi. Čia įkurtuvė proga. Labai dar būtų šaunu prieš išvykstant tave pamatyti. Nering. Tai tikiuosi, kad pasimatysim, va štai koks gražus atvirukas. Pademonstruoju ir žiūrim, ką čia turim. Žiūrėkit. Kaip smagu. Žiūrėkit. Wow. Oho, kokie auskarai. Iš kurgi tu žinai, kad aš juos dievinu tokius. O žiūrėk, netgi prie mano lankelio šiandien kaip tinka. Auskariukai. Nuostabus iš tikrųjų. Jau spėkit, kur aš su jais eisiu. Ir štai ant rankos dar toks grožis komplektukas. Žinok, man labai patinka. Ačiū. Ir dar žiūrim mamos didžiausią aistrą. Jau norėčiau užsisekti įsidėti. Jėzau, kaip faina. Čia tiks prie mano klasikinio interjero, tai jau tikrai. O jetau, kaip gražu. Net mano vaikas išsižiojęs klausosi ir tyli. Jetau, aš tokių tikrai neturiu. Ir dabar man bus didžiausia garbė demonstruoti tai savo svečiams ir sakyti, kad tai gavau dovanų iš savo prenumeratorės. Žiūrėkit. Wow. Čia tiks pastatyti mano samovarą, o čia tiks mano klasikiniams tokiems puodeliams pastatyti. Taip, Osvaldai, taip, žiūrėk, kokį grožį mama turi. Čia štai tokios mažesnės yra. Nu, žinok, atspėjai visų 100%, net 200, kadangi ir šiaip auskarai man labai patinka tokia forma. Labai gražu ir blizgiukų ir pakankamai visko ir ypač juoda spalva ant šviesių plaukų labai gražiai kontrastuoja. Na, o servetėlės, tai čia tiek darbo įdėta, aš pati dievinu rankdarbius, tai tiesiog manau, kad tai yra iš tikrųjų tokia dovana, kurios kainos net negali numanyti, nes tai sudėta darbo, meilės ir pati, žinoma, norėčiau taip mokėti, bet dėja nemoku ir labai džiaugsiuos. Ir jau nekantrauju paskambinti mamai ir papasakot, ką gavau. Ačiū tau labai, aš labai patenkinta, labai laiminga ir eisiu pasimatuoti tų auskariukų.